Hei moksleivi, ar jau girdėjai, kad nuo 2024 metų keičiasi stojimo reikalavimai į Lietuvos aukštąsias mokyklas? O pokyčiai yra tokie. Nuo šiol stojantieji privalo būti išlaikę 3 valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir 3 laisvai pasirenkamąjį egzaminą. Stojantieji kolegės, o taip pat ir SMK aukštąją mokyklą, privalo pasiekti minimalę egzamino išlaikymo ribą. Ir tai yra 16 balų iš 100. Tiesa, yra 2 išimtys. Pirmoji išimtis galioja tiems asmenims, kurie renkasi menų studijas. Jiems reikia išlaikyti 2 valstybinius egzaminus ir stojamąjį egzaminą. Na ir šiuo atveju matematika nėra būtina. Antroji išimtis, ji galioja tiems asmenims, kurie studijas baigė užsienyje, na ir taip pat tiems žmonėms, kurie mokyklą baigė ankstesniais metais. Nagi ir kokias galimybes pasikeitus stojimo reikalavimams siūlo SMK aukštoji mokykla. Abiturientai, kurie turės išlaikę 3 valstybinius brandos egzaminus, SMK aukštoje mokykloje galės rinktis 6 lygio profesinio bakalauro studijas ir įgyti aukšto mokslo diplomą informatikos, menų, socialinių mokslų, sveikatos, teisės, verslo ir viešosios vadybos kryptyse. Primename, kad tie, kurie renkasi menų studijas, taikomi reikalavimai yra 2 valstybiniai egzaminai ir stojamasis egzaminas. Ir visgi ką daryti, jeigu nesi išlaikęs 3 valstybinių egzaminų? Pirmiausia, nenusimink. SMK reaguodama į švietimo pokyčius siūlo rinktis ne 6 lygmens bakalauro studijas, o 4 ir 5 lygmens profesinį mokymąsi. Na ir kągi reiškia šie lygmenys? Pradėkime nuo 4. 4 lygio profesinis mokymas yra skirtas asmenims, norintiems įgyti kvalifikaciją ar tam tikram darbui bei funkcijai atlikti reikalingą kompetenciją. Į 4 lygio mokymą priimami stojantieji turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, bet neturi išlaikę privalomų egzaminų ir negali rinktis bakalauro studijų. Baigus SMK profesinio mokymo programas, išduodamas profesinio mokymo diplomas. Na, dabar aptarkime 5 lygį. 5 lygio trumposios studijos – tai puikiai galimybė mokytis, persikvalifikuoti ir įgyti darbo rinkai reikalingų žinių bei įgūdžių. Į trumpo ciklo studijas priimami stojantieji turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir jau turintys 4 lygio profesinę kvalifikaciją. Baigus SMK trumpo ciklo studijas, išduodamas trumpo ciklo diplomas. Pasikartokime. Stojant į 6 lygio bakalauro studijas reikalingi 3 valstybiniai brandos egzaminai. Renkantis 4 lygio profesinį mokymą reikalingas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas. Na ir renkantis 5 lygio trumpo ciklo studijas reikalingas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir įgyta 4 lygio profesinė kvalifikacija. O ką daryti, jeigu neturi 3 valstybinių egzaminų, bet vis tiek svajoji apie aukštojo mokslo diplomą? Jei vis tik svajoji apie bakalauro studijas, viskas yra įmanoma. SMK siūlo ne 2 mokymosi grandines, kurių dėka galės įgyti profesinio bakalauro diplomą ir siekti savo išsvajotos karjeros. Šių mokymosi grandinių dėka sutaupysi ne tik mokymosi metus, bet ir finansus. Taigi grandinės yra 2. Pirmoji grandinė. Gali rinkti studijuoti 4 kvalifikacijos lygio profesinį mokymą, kuris trunka nuo 1 iki 2 metų. Per tos mokymosi metus išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir vieno pasirinkto dalyko valstybinį egzaminą. Na ir tada išlaikęs egzaminus gali stoti į SMK bakalauro sutrumpintas studijas. Aptarkime antrą grandinę. Gali rinkti studijuoti 4 kvalifikacijos lygio profesinį mokymą, kuris trunka nuo 1 iki 2 metų. Turint 4 lygio kvalifikaciją, rinktis 5 lygio trumpasias studijas, kurios trunka nuo 1,5 iki 2 metų. Ir per tuos metus išsilaikyti 2 valstybinius egzaminus, o juos išsilaikius stoti į SMK bakalauro sutrumpintas studijas. Taigi SMK aukštoji mokykla atvira visiems. Jeigu turite klausimų, kviečiame registruotis į konsultaciją.